Sveiki, mano brangieji skorpionai, pažiūrėkime, kas jūsų laukia balandžio mėnesį. Kas laukia skorpionų balandžio mėnesį 24 metais. Oi, čia jau pas mus per daug. Kas norės, tas iškris dar kartą pakartotinai. Kas laukia skorpionų? Kas laukia skorpionų balandžio mėnesį? Bei kokį vieną patarimą galite teikti skorpionams apie jų balandžio mėnesį, ką jums reikia daryti, kad mėnesis praeitų džiaugsmingiau, efektyviau, sėkmingiau, sklandžiau, kaip sviestu patepta. Patarimas skorpionams. Skorpionai, balandžio mėnesį jums kažkas labai pasiseks, nes jums pirmoji korta, kuri iškrito, tai yra lazdų šešetas, tai yra sėkmės laimėjimo korta, nugalėtojo korta. Jūs jausitės nugalėtojo arba nugalėtojo kažkurioje tai gyvenimo srityje. Galbūt jums konkurse labai gerai pasiseks, galbūt darbe geriausi rezultatai bus, jūs būsite pastebėtas, jūs pagirs galbūt darbe, pavyzdžiui, jūsų vadovai, padidins atlyginimą, premiją gausite. Nebūtinai kažkas susijęs su premija, bet netgi su įvertinimu. Jūsų verslui galbūt labai gerai seksis, jūsų projektas labai sėkmingai vystysis, turėsite naujų klientų, jausitės nugalėtoju ir didžiuositės savimi. Na ir kita korta, kuri iškart jums iškrito, tai yra kardų ketvertas. Kardų ketvertas tai yra laikas, kai reikia atsikvėpti. Tai greičiausiai, kad turėtumėt tą laimėjimą, nugalėjimą, jums reikėjo daug pastangų įdėti ir jau jūs jaučiatės pervargę. Tai čia jums priminimas skirti laiko poilsiui, savo sveikatai. Galbūt reikės imti, nereikės imti, o pasiimsite savaitę atostogų, nuvažiuosite į kažkokį tai spa atsigavimui arba tiesiog namuose atsigulsite ir gulėsite. Taipogi tai gali būti meditacijų korta, kažkokio tai, kas jums padėtų nuraminti tą vidinį stresą, tą tokį, žinote, bėgimo režimą, kurį jūs buvote pajungę, kad jūs gautumėte tą laimėjimą, kad būtumėt nugalėtojų. Tai ir jums jau jausis pagal sveikatą, kad nuvargote, o kas nenuvargo, tai tiesiog šiaip tai gali būti būtent kelionių korta, relakso korta, galbūt kur čia jūs dar galite važiuoti į saunas, baseinus, sanatorijas, prie jūros, kažkas tokio. Arba laikas vienumoje, ramiai po darbų atsikvėpti taip vienam ant sofutės. Ir žiūrėkite, kad nereikėtų jokių operacijų, nes kardai gali būti kaip ir dar ir operacijų kažkokių korta, tai pasistengkite savęs taip nenuskekenti, kad jau sveikata sakytų, alio, apie mane pamiršai ir dabar mes tau specialiai apie save priminsime. Tai stenkite patys natūraliai rūpintis sveikata, kad jokių problemų nekiltų. Na ir kita pas jūs korta. Lazdų penketas. Lazdų penketas tokia argumentų, nesutarimų korta. Gali būti, kad jūs argumentuosite ir nesutarsite su savo kažkokios tai grupės nariais, ar tai kolegos jūsų, ar tai jūsų studentų kažkoksai tai bendras projektas. Ir jūs visi ten pyksitės, ar tai šeimoje, arba gali būti, kad jums reikės pasiskirstyti tarp daug skirtingų sferų šį mėnesį ir jūs turėsite plėšytis. Kaip sakau, tos pavyzdžius, kad ir darbe turi būti geras profesionalas, ir
tėvams skirti laiko, būti gerų sūnumi, dukra ir dar būti gerų tėčių mama savo vaikams. Ir dar, pavyzdžiui, gal statote namą savo, rengiatės, tai būti ir dar gerų kokybiškų statybininkų, ir dar turite gal kažkokį hobį ar kažkur savanoriaujate, tai ir ten dar turite būti superinių padėjėjų. Taip kad arba bus tai konfliktas išorinis su kitais žmonėmis, arba jūs tiesiog bėgsite, leksite iš vienos į kitą vietą, na, vat kaip ir tas jūsų nuovargis gali būti, galbūt jūs išseksite dėl konfliktų. O gal va čia bus kažkokios tai rungtynės, pavyzdžiui, jeigu jūs esate sportininkai, arba jūs dar esate studentai ir jūs važiuosite į kažkokią, vyksite olimpiadą, rungtynes, tai va jums reikės galbūt su kažko varžytis, kad gauti, pavyzdžiui, didesnę dalį klientų, galbūt va jūsų įmonė su konkurentų įmonė varžysis, kad kurie parodys geresnę marketinginę kažkokią tai kampaniją sociume, taip, kurie parodys geresnius rezultatus, kurie uždirbs daugiau pelno, na, kažkokios gali būti ir varžytuvės. Tai va jūs nuo viso šito pavargsite, bet rezultatas jūs nugalėtojai. Taip kad dėl to nepergyvenkite, viskas jums čia pasiseks, tik nepamirškite ilsėtis. Na ir orakulas, kuris jums iškrito, ką reikia daryti balandžio mėnesį, neabejokite savo verte, kad jūs turite didžiulę vertę, taip jūs kuriate didžiulę vertę, nesvarbu ar tai darbe, ar tai namuose, ar tai kaip draugas kažkieno tais, draugė kažkieno tais, ar kaip mama tėtis, jūs kuriate vertę, būkite pasitikinti savimi. Jeigu reikia atstovėti konfliktus kažkokius, tai argumentus, diskusijas, pavyzdžiui, važiuoti varžybas, nepasitikėt savo jėgom, būtinai pasitikėkit, nes tas pasitikėjimas duoda didesnio stimulo ir viskas lengviau tada gyvenime sekasi. Ir kiti žmonės, kai mato, kad jūs pasitikite savimi, jie tikrai mano, kad jeigu jis pasitikė savimi, tai reiškia tikrai kažkuom jisai geresnis negu kiti ir aš jį, jo kompaniją, jo verslą, jo projektą turiu rinktis kaip tą geriausią variantą lyginant su kitų. Tai va, tai pasitikėkite savimi, nes galiausiai jūs būsite nugalėtojais, nepamirškite ilsėtis, atstovėkite savo nuomonę argumentuose, o jeigu tai jau jums reikia pasiskirsti tarp visų sferų, tai būtinai skirkite laiko poilsiui, jeigu jūs tų sferų sumažinti šiuo metu negalėsite. Tai linkiu Skorpionai jums didžiausios sėkmės ir labai noriu padėkoti už visą įsitraukimą į kanalą, už spaudžiamus patiktukus, už spaudžiamą subscribe mygtuką, už visus komentarus, už visas peržiūras. Labai mane tai džiugina mano širdelę ir prašysiu dar didesnio įsitraukimo. Komentuokite, kas jums patinka, kokių prognozių norėtumėte, ypatingai išsirinkortą prognozių, kokio tipo norėtumėte, taip ar susijusio su darbu, su pinigais, su asmeniniu gyvenimu, su vidiniu tobulėjimu kažkokiu tais. Tai viską rašykite pageidavimus arba komentaruose, arba man asmeniškai į elektroninį paštą. Pasistengsiu visų norus išpildyti, nes kuo daugiau jūs įsitrauksite į šį kanalą, tuo daugiau vaizdo įrašų jame atsiras. Tai dar kartą didžiulis ačiū už visą tą įsitraukimą. Tai lauksiu iš jūsų komentarų, kaip jums čia tos kortos pildosi, ar jau turite kažkokių planų, gal jau žinote, ką jos gali reikšti. Ir linkiu jums didžiausios sėkmės, pasitikėkite savo verte kuriamą šiame gyvenime ir jūs pasieksite puikių rezultatų. Tai kągi, susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate.